Mauzerį, o jūs ar girdėjot, kad garsusis Putino ir Kadyrovo draugas, Mordovijos respublikėlės pilietis Žeraras Depardie savo gilioj jaunystėj buvo prostitutas? Nu kaip, važiuodavo patratyti senų grafienių į Bolonės mišką. Ne, blogiau, jis buvo homo prostitutas už pinigus. Nesupratau. Nesupratau, gerbiamas Surski. Kaip save gerbiantis koks nors homoseksualas, kitaip vadinamas gėjus, galėtų tratyti tokį didelį cholesterolio maišą, sakyčiau, taukų kalną. Tai buvo jaunystėje. Taip, pripažinkim, Žeraras negražus, bet cholesterolis tada buvo tais laikais pas jį normoj ir jis samdydavosi tik tais negražus homoseksualai. Taip pat Žeraras parašė savo autobiografiniai knygoj. A tai kaip dabar jaustis Putinui, Kadyrovui ir visiems Mordovijos ortodoksams, su kuriais Žeraras bučiavosi į lūpas? Tai Kadyrovui belieka tik tai nusišauti iš savo dovanoto auksinio pištolėto. Tai čia dar žinokit nieka tokia. Pasirodo, Žeraras anksčiau su vyrais iškasdavo šviežiai supiltą kapą ir padėdavo jiems nuo nabašniko nurinkti žiedus ir netgi batus. Oi. Čia tokie dalykai Putino ir Kadyrovo negazdina. Jie patys paauglystėje tokius dalykus darė ir dabar daro. Tai aš ir galvoju, kodėl Žeraras Depardie užsiverčia 14 bonkių vyno per dieną. Taigi jis skandina savo senus prisiminimus ir baises nuoskaudas. Ruduo, Paryžių šlapia, bulvaruose tamsu, tik senas homosekas už 20 su. Štai negaliu daugiau. Jis matyti Rusiją ne nuo mokesčių pabėgo. Žeraras Mordovijoje slepiasi nuo savo praeities. O kaip tu pasislėpsi? Išeina Depardie į Saransko bulevardą ir visi vaikai iš karto iš paskos bėga ir rėkia Asteriksas ir Pedoriksas, Obeliksas ir Homiksas, rėkia Saransko bulevardo besprizornikai. Ir vėl 14 butelių ant galvos ir atgal į bendrabutį. Jo, o Saransko bendrabučio aplinka nelabai skiriasi nuo jaunystės Paryžiaus priemiesčių. Ir vėl tiek to.